Malonu, kad prisijungiai. Čia susipažinsiu su savo išoriniu ir vidiniu identitetu. Sužinosi, kas tai ir kaip tai atskirti. Kadangi bus kelios praktinės užduotys, tai kviečiu tave iš anksto susirasti rašiklį ir užrašinę. Arba tiesiog kokį nors popieriaus lapą, ant ko būtų patogu rašyti. Ir tuomet galėsime pradėti. Žmogus nepajudės jokioje savo transformacijoje, kol nežinos savo vidinio aš, savo identiteto. Tai tikrasis darbas su savimi prasideda būtent nuo čia. Identitetas pagal terminologiją reiškia tapatybė, tapatumas. Pirmas tapatumo sąvoką psichologijoje pavartojo Freudas, kuris aiškino, kaip vaikas perima jam reikšmingų žmonių elgesį, kaip prisiema moters arba vyro vaidmenį. Tai reiškia, kad mūsų identitetas pradeda formuotis jau nuo vaikystės. Kaip jau ir minėjau, identitetas yra išorinis ir vidinis. Kalbant apie išorinį, yra būtina suprasti, kokią įtaką mums daro išoriniai dalykai. Dalykai, kurie yra mums primesti aplinkos, kurių dalį, kaip jau minėjau, turime nuo vaikystės, kita dalis susiformuoja per surinktas gyvenimo patirtis. Su tomis patirtimis nesąmoningai esame susitapatinę, per kurias atitolstam nuo savęs arba netgi prarandame save, tikrąjį save. Norint nusimesti tas dalis, kurios yra ne mūsų, tam reikia atskirti savo išorinį ir vidinį identitetą ir suvokti mus ribojančius įsitikinimus. Taip pat būtų gerai apsisprendimas pradėti juos keisti. Rimtas nusiteikimas čia yra labai svarbus, kadangi darbas su giliais vidiniais jau įsišaknijusiais dalykais. Kadangi šie dalykai dažniausiai yra labai ilgo laiko, ilgų metų rezultatas, todėl dabar gali prireikti šiek tiek laiko, kad jie pasikeistų. Išorinis identitetas – tai aš toks, kokį mane mato kiti. Toks, kokį mato draugai, pažįstami žmonės, kolegos, įvairūs žmonės, įvairiose situacijose ir kiekvienas žmogus gali turėti skirtingą nuomonę apie mus, nes žmonės mus mato skirtingai. Tarkim, atėję į parduotuvę apsipirkti mes vienokie, namuose su šeima kitokie, su skirtingais draugais galime elgtis ir kalbėti kažkiek skirtingai, su skirtingais žmonėmis galime kalbėti skirtingomis temomis. Todėl kiekvienas žmogus mus gali matyti taip pat skirtingai apie mus kalbėti. Tarkim, vienas sakys, kad esu protingas žmogus, kitas sakys, kad esu keistuolė, trečias matys mane iš profesinės pusės kaip labai darbščią, rūpestingą specialistę, moterį ir taip toliau. Ir vidinis identitetas – tai aš toks, koks esu iš tikrųjų, toks, koks esu viduje, be statuso, be savo turto, be darbo, be išsilavinimo ir be draugų. Be to, kaip kiti apie mane galvoja ir ką kalba. Toks, koks jaučiu, kad esu. Toks, koks žinau, kad esu savo paties viduje. Kitaip sakant, tai atsitapatinimas nuo supančios išorės. Dabar kas yra įsitikinimai? Įsitikinimai tai prielaidos apie mus pačius ir mūsų supančią aplinką. Dalį įsitikinimų jau kaip pasąmonės programų atsinešam iš vaikystės, kita dalis kyla iš mūsų patirčių ir įvykių sukauptų per gyvenimą, kuomet išgyvenam stipres emocijas. Vaikystėje patirti nemalonūs įvykiai jau yra tapę pasąmonės programomis, kurios mus dabar valdo, nors jau sąmoningai to net nesuvokiant. Tai praeities įvykių įtakoti nuolat išgyvenam emocijas. Kai tik kažkoks atsitinka, tarkim, atsikartojantis įvykis dabartyje, tai iškelia labai panašias arba netgi identiškas emocijas, kokias sukėlė kadaise vaikystėje patirta patirtis. Būtent tuo metu, kai vyksta praeities atsikartojimas dabartyje,
pradedam remtis šiomis emocijomis ir viską suvokiam kaip absoliučią tiesą. Ši tiesa yra virtusi įsitikinimu. Pavyzdžiui, kažkas žmogų įskaudino, įžeidė, negražiai pavadino. Ypatingai jei tie žodžiai surezonavo su kažkokiu įvykiu buvusiu kada nors, tarkim, vaikystėj. Na, žmogus būdamas dar vaiku, mokykloje patyrė patyčias ir dabar jam ši dabarties situacija susitapatino su tuo vaikystės įvykiu. Tokiais atvejais pradedama galvoti, o gal iš tiesų taip yra, gal tikrai aš toks, gal aš nieko vertas, gal aš tikrai negražus, galbūt esu nenusipelnęs. Ir tokie gal virsta tiesa, o ši tiesa virsta įsitikinimais. Įsikala žmogus savo į galvą, kad jis tikrai yra toks. Ypatingai, jei įvykio šaknis yra vaikystėj, tuomet žmogui net nereikia per daug galvoti apie tai, net nereikia per daug savęs įtikinėti, kad gal tikrai aš nevykęs, ar visoks toks anoks. Žmogus jau turi tokią pasąmonės programą. Tai kažkokia tokia dabarties situacija tai patvirtins, kaip jis giliai viduje jaučiasi jau nuo vaikystės, būtent nuo to patirto įvykio. Tai kaip gyvenam, ką pasiekiam, net ko siekiam, kiek esame laimingi, kaip sprendžiam savo problemas, kaip gydom savo kūną, kaip renkamės aplinkinius, visa tai yra neatsiejamai susijęs su mūsų įsitikinimais. Tai yra su tuo, ką galvojam apie save, bei kaip matom save ir pasaulį. Tad dabar kviečiu sustabdyti video ir ant popieriaus lapo, ar kur jums patogu, susirašyti. Tuomet, kai kas nors nepavyksta, ką sau sakai, kaip save vertini, kokie jausmai tave aplanko, ar save peiki, galbūt kažkokiais konkrečiais žodžiais vadini, ar dėl to jauti kaltę. Kai surašysi, tuomet galėsime tęsti toliau. Dabar pripažink savo, jog tai tik įsitikinimas, o ne tiesa. Tai yra tavo išorinis identitetas. Tai yra tik tai, kas prie tavęs prilipo. Tai yra tai, kuo įtikėjai. Greičiausiai dėl nežinojimo ar dėl kokių tai kitokių priežasčių, kuomet leidai sau tuo patikėti apie save. Tai nėra faktas. Tai nėra tiesa. Yra labai svarbu sąmoningai pradėti tai atskirti, suprasti, kas, kaip ir kodėl tave stabdo nuo tavo potencialo. Dabar kviečiu vėl susistabdyti video ir pagalvojus surašyti, iš ko susideda šis įsitikinimas, iš kur jis atsirado ir kaip jis tave riboja. Dažnai po tokių išsigryninimų išlenda baimės ir kiti vidiniai šešėliai, kuriuos būna praignoruojam, kitų būna net nematom. Taip yra ir bėgti nuo savęs tikrai nereikia, juos reikia tiesiog pradirbti. Tie, kurie manot, kad vieni nesusitvarkysit su savo pasąmonės programomis, galim jas pradirbti per hipnoterapiją. Tai visada galit parašyti man asmeniškai. O dabar vėl kviečiu sustabdyti video, pagalvoti ir surašyti, ko išties nori. Tai yra, kaip nori matyti savo realybę atmetus tave ribojantį įsitikinimą. Koks tu esi, kai esi be baimių, koks tu esi, kai esi be nusivertinimo, kaip ilgiesi, kokius savo tikslus įgyvendini, kaip jauti, jog nori gyventi ir ką jauti, jog nori veikti. Jei jau susirašai viską, tai dabar jau turi daug daugiau konkretumo apie save. Aiškiai matai ir gali atskirti, kur esi ir kur nesi tu. Tad beliko žengti bent mažą žingsnį. Tokį, kokį žengtų žmogus, tikintis tuo, ką daro. Be jokių ribojančių nuostatų apie save. Taip, kaip jaučia savyje apie save. Apie tai, kuo nori būti ir kur nori būti. Ir žingsnis čia yra būtinas, nors ir labai mažas, nes kitu atveju niekas nesikeis. Bus dar vienos eilinės žinios ir vėl savęs paieškos. Niekur daugiau savęs nerasi, kaip tik atsisukęs į save.
Nei vienos teorinės žinios neduos tiek naudos, kiek praktinės. Dažnu atveju neduos naudos visiškai. Ir tik atsakingas žmogus, prisiėmęs atsakomybę už save ir savo gyvenimą, gali ryžtis kardinaliems pokyčiams. Tai to tau ir linkiu. Sėkmingo augimo.